Labą dieną. Aš jums duosiu telefoną, jeigu ką, jūs paskambinkit man, gerai? Aš turbūt turiu, nes aš jūs internete susiradau, ten yra telefonas. 88 mano, aš savininkas esu. Tai, va, prašau, žiūrėkit, va. Va. Tai va. Iki malonaus tada. Kaip čia įdomiai pas jūs eksponuota, Ką sakot? sluoksniais eksponuota. Nu, čia yra taip, nes laukiame ateis fotografas fotografuoti, tai aš suvežiau daug iš... Dar papildomai, jo? Taip, papildomai. Jo, aišku. O paties Vytenio nebus šiandien? Nu, tai jis čia nesėdė, žinot. Suprantu, jis Ispanijoje sėdė, jo. Jis sėdi, dabar ten turi rūpesčių su Gaivos tėvais ir ten kažką tai jau ten Gaivos tėvą ten į senelių namus. Reiškia, po motina dar namie, bet jau jisai tokio reikalauja priežiūros rimtesnės. Nu tai va, tai jūs čia prašau pasižvalgykit. Mes pasižvalgysim, ačiū. Čia įdomus, čia visiškai kitoj stilistikoje, čia kelinti metai, 90 metai. Nu tai matai, čia prieš 30 metų, kaip jis tapė, matai. Šitą skulptūros čia ne jo, čia va šitą Rūta Jusionytė. Jis irgi vertas dėmesio, bet šiaip bandyk labiau ant tapybos. Aš šiaip jį labai seniai pažįstu, aš supratau vieną paprastą dalyką. Kai tu žiūri jo paveikslą, pavyzdžiui, tą didelį paveikslą, ne? Bet visus lygiai. Reikia įsivaizduoti, kad čia trimatis vaizdas, o ne plokščias. Kad įsivaizduoti, pavyzdžiui, čia yra kažkoks peizažas, kaip kalnai ar ką, suprantate. Čia yra jūra, jūros bangos, suprantate. Trimatis, įsivaizduok, kada tu įsivaizduosi, kad čia yra trimatis dalykas, tada tu maždaug ir suprasi, pajusi, ką. O visas šitas ryškias spalvos pasidė. Jos yra labai ironiškos ir autoironiškos. Taip pat. Įdomu, kai jis kartais įkomponuoja kažkokias geometrinės figūras, matai? Šiaip jis yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių tapytojų. Nusimk kepurę, geriau matysi. Čia mums pasisekė, nes jis atvežė daugiau paveikslų negu. Pažiūrėti ir tai, kas neeksponuota. Matai, aš pasakiau tau, kad šitas paveikslas reikia įsivaizduoti kaip kalnų peizažą. Aš neskaitydamas pavadinimo. Dangus pasitinka kalnas. Viskas aišku, suprantate. Nors visiška abstrakcija ir tokių spalvų gamtoje nebūna.
Nebūna, pavyzdžiui, gamtoje tokios grinai mėlynos arba grinai oranžinis, nebūna. Bet jis skaido tas gamtinės spalvas į savo spektrą. Iš toliau reikia žiūrėti. Aišku, tau įdomu, kaip nutapyta. Ir tarp kitko, čia labai įdomu, kaip jis tapo. Jis tapo, kaip sakyt, tapymo technika, bet labai įvairiai kažkur. Teptuku kažkur tepa dažus kaip, su lentele, matai, čia labai įvairius. Kažkur kaip, čia lygtai gruntuoja, žinai. Jo tapymai pakankamai unikalūs. Jo, labai unikalūs. Labai brangus. Vieno tokio projekto kaina ne mažiau kaip 20 000. Šiaip jis gyvena Ispanijoje, Andalūzijoje. Nes ten yra daugiau šviesos. Čia mums labai su tavim pasisekė, kad mes pamatysim daugybę šitų. Iš jų kažkokia labai įdomi energetika sklinda, tokia labai, kaip sakyt, gaivi ir labai pozityvi. Tokia, kaip žinia, kaip būna, kai užlipi kur nors ant aukšto kalno, žiūri į horizontą, supranti. Nors jo paveikslai nebūtinai peizažiški. Galima, kaip tikra abstrakčioji tapyba, čia galima savo įsivaizduoti, ką nori. Galima įsivaizduoti ir žmonių figūras. Emocija. Čia tikrai nesiužetinė tapyba. Gerai, kad dar spėjom. Pažiūrėjau kalendorių, kad iki 10 reikia spėti. Ir mums labai pasisekė, pamatėm daugiau. Taip. Šiaip aš esu žurnalistas Lozoraitis. Malonu. Vytenio labai senas draugas, nuo vaikystės. Mes. Sakau, nuostabu, nes nuo vaikystės. Aš nuo 11 metų su Vyteniu. Tai gal jūs... Mano brolis buvo su juo suolo draugai. Na tai va, tai jis jau mūsų bute, reiškia, lankėsi jau, reiškia. Mes buvom kaimynai šitam planetos, kur...
Kieme. Kiet, jo. Tai jūs ten Amerikankiai. Ne, Amerikankė toliau, Ten prie ligoninės. O čia kur planeta? Samuolis ten gyveno, ne? Jo. Samuolis, ten aš jo su to dailininko sūnum, aš daugiau pažiūrėjau. Nes aš irgi 23 baigiau. Jo, tai kelintais? Ašgi mokslininkų namuose užaugau. O kelintais jūs baigėte? Aš 79. 72. Jo, ten įdomi chebra. Na ja. Ir Vytenio brolį aš gerai pažįstu, Regimantą, ir tėvus gerai prisimenu. Bet jo tapyba, aišku, labai įdomiai progresuoja. Jis labai gerai, kad iš visko eksponavo tos ankstyvosios. Tai čia aš taip sugalvoju. Nu, teisingai, tai kad reikalinga tas kontrastas, ta retrospektyva, nuo ko iki ko. Jisgi ir teatre yra daręs kažkas visai neseniai taip. Su nuostaba pamačiau, kad jaunimo teatre jis ten kažkokius spektaklius. O šiaip jo, aišku, tapyba labai įtakota, kad jis persikėlė į Ispaniją. Nes, kaip mes su juo šnekėjom, jis sako, kad Lietuvoje šviesos nėra. Ne, tai jisai sakė, tas cepelininis dangus, reiškia, jau, labai nugniuždančiai jam tapyti. Jo, ir spektras visai ne tas. Jo, ir antras dalykas, jisai sako, kad jam tai yra šalčio alergija nuo šalčio. Čia jis jau biškį užlinkė. Pas mus visus ta alergija nuo šalčio ir mes su ją gyvenam. O kai žmogus gali leisti savo negyventi, tai leidžia savo. Ne, matai, tą patį ir Pranas Gailius sako. Tada dar gyvas buvo, sako, ką aš būčiau artrozių ir artritų kamuojamas senis, jeigu negyvenčiau Provence. Tai va, taip, kad ten sausas, geras klimatas. Iš viso porai savaičių nuvažiuoji ten ir jau visai kitaip jautiesi. Taip. Čia plati tema. Taip. Gimtinės klimatas, pavyzdžiui, mane gimtinės klimatas visada gydančiai veikia. Ne, čia yra kaip. Man įstatyti du dirbtiniai klubai. Ir kai man ateina tas šaltis su vėju ir ta drėgmė mane taip, kad aš net sustoju. Nes aš turiu sodybą, mūsų sodybą su Vyteniu per 1,5 kilometrų. Mes tarp Semeliškių ir Aukštadvario. Tai va, tai žinokit, čia jau gali meilę prisipažinėti, neprisipažinėti. Jeigu yra galimybė, aš visą laiką, pavyzdžiui, žinot, vieta, kur pagal UNESCO įtraukta, kur geriausiai yra europiečiui žiemoti. Nicoje. Nicoje. Yra va tas ir aš net esu sutikęs žmonių, tokių vyresnio amžiaus, moterų, kurios ten turi namą šalia Romos, bet 3 mėnesiam važiuoja į Nicą, nes ten vyras turi, reiškia, vyro tėvoniją. Tai va, taip kad, tas minkštumas, jūrinis klimatas, viską jis daro savo. Dabar aš suprantu, kodėl mano draugai savo laiku skubėjo pirkti namus Nicoje. Tai va. Kažkada buvo metas, kada, sako, labai pigiai galima buvo nusipirkti. Palyginus, aišku. Ar jūs žinot, aš visai, kažkada tai, kai to karo nebuvo, aš turėjau labai daug draugų menininkų ten Kryme. Tai va, Alušta, Alupka, Jalta, Koktebelis, tai daugiau konjako. Tokia sostinė, ten mažiau žmonių. Tai va, bet va ten, reiškia, tai
ir aš skaičiau straipsnį, kodėl žmonės pabuvę, reiškia, toje, kodėl pabuvę Jaltoje, jie sugrįžta ir turi labai gerus prisiminimus apie Jaltą. Ten yra neigiamai įelektrinti jonai, kurie padaro žymiai geresnį kvėpavimą, suteikia tokį euforijos jausmą ir taip toliau. Reiškia, tai yra va ta vieta, kur kalnų apsuptyje, va ta vieta, ta lagūna ir joje yra neigiamai įelektrinti jonai ore. Nu tai va, ir tai padaro tą, reiškia, kad žmogus puikiai jaučiasi ir tada jis visą laiką, oi, aš buvau Jaltoj, kaip aš ten gerai pailsėjau, viską, bet tos tikrosios priežasties jis ir nežino. Nu tai aišku, yra ten kažkokie savyvai, bet jau dabar ilgai jau nepabilosim Kryme. Nu tai aš, jo, ten tie visi, bet labai man, kas buvo fain, reiškia, aš ten turėjau pasiėmęs į kelionę tokius 2 pijokėlius, reiškia, menininkus neįvardinsiu, ir jie man 5 dienas nuo ryto iki vakaro gėrė degtinę, man nusibodo, ir aš pasakiau, man jūsų žmonoms, karstuose aš jūsų nenoriu, reiškia, ir mes rytoj ryte važiuojam pavažinėti. Ir aš jiems padariau tą pachmėlį, nupirkau porą butelių vyno, kad tokią, kad... Masandros. Nu, ir, supranti, ir 422 posūkiai į Aipetrį. Tai jie ten išlipo, švelniai tariant, žali. Ir kiek jie ten vėmė. Neapvėmė Aipetrio. Tai va, ten viską jie išvėmė, ir po to aš jiems daviau vyno ir žiūrim tos jurtos totojų. Ir mes ten priėjome ir ant vieno parašyta kafe. Nu tai aš nuėjom ir... Kumysą gavot. Mums pasiūlė plovo. Totorės. Ir supranti, įdomiausiai, garbiamiausioj vietoj Vytauto portretas jurtoj. Vau! Nu tai va, ir kai sužinojo, kad mes lietuviai, tai jinai atėjus prie mane šeimininkė sako, Biri mojų mladšųjų dočių žodai. Tai reiškia, nu va, atiduoda savo dukrą. Tai mano tie draugeliai pradėjo kvartuot, sako, mažiausiai 10 vaikų bus, žinai. Nu tai va, taip kad... Dar viena totorių kolonija. Dar viena kolonija. Čia, žinai, kai sakoma, šalia Karaimų, kur nors ten jis... A kada, kelinti metai čia buvo? Prieš kokius 7 metus. Tai čia neseniai. Neseniai čia. Tada aš ten buvau Krymo tapytojų toks kaip ambasadorius, tai rengiau jų Europoje parodas, tai čia galerijos ir Rygoj ten, nu, žodžiu, keletas jų visai neblogų ten menininkų buvo ir jie ir su Amerikos, ir su Anglijos galerijom, su Šveicarijos dirbo, nu, taip kad keletas buvo tokių vertų dėmesio, bet kiti tokie kičą tokį varo, žinai, ten pakrantėj turistai. Nu, toko kičio visur pakanka. Tai va. Na ką, Tamsta, labai buvo malonu. Tai sudė tada iki malonaus, ačiū, kad aplankėt. Teodorai, gal dar nori pažiūrėti, jinai? Jo. Jis pas mane pilietis. Nieko, netrukdom? Ne, jūs ramiai. Pilietis labai mėgsta tapybą. Gerai, žiūrinėkit, čia niekur nelėkiu. Nenorim jums trukdyti tiesiog. Ne, viskas gerai, aš čia savo viskį žiūrinėju. Aš tavęs laukia palauksiu, gerai? Neužtruk.
Jis dar biškį pažiūrės ir išeis. Gerai, gerai. Aš laukėjau palauksiu. Gerai, žinoma. Viso- Tai sudėjau. Sudėjau. Linkėjimų Vyteniui. Gerai, būtinai. Lozoraitis man pavadė. Gerai, būtinai. Pažįstama pavardė. Jo, šiek tiek.